Manijos Lietuvos moksleivių krepšinio lyga šiandien Kaune oficialiai pristatė naująjį 2011-2012 metų sezoną. Šį sezoną Manija MKL vykdys 13 įvairaus amžiaus čempionatų. Varžybose dalyvaus daugiau kaip 400 komandų ir daugiau nei 6000 jaunųjų krepšininkų. Manijos Lietuvos moksleivių krepšinio lygos sezono pristatymo proga vienas geriausių Lietuvos krepšininkų Linas Kleiza 12-mečiams Arvydo Sabonio krepšinio centro auklėtiniams vedė parodomąją treniruotę. Krepšinio paslapčių besimokantis jaunieji krepšininkai buvo sužavėti Toronto Raptors puolėjo patarimais. Treneri, ne, dar pakol kas nedažnai, bet tą studijuoju, tą mokiausi ir yra tikrai ganėtinai skirtinga specialybė, dėl to, kai tu galvoji, žaidi ir viską žinai. Mes visi žinom, kad žaidėjai dažniausiai viską žino, bet tas yra ta treniravimas visai kitoks, yra pasiruošimas, yra treniruočių planavimas, yra kaip išreikšti tave, kaip ir kitas žmogus iš tavęs pasimti tą informaciją, išmokti kažką, tai tikrai tas dalykas nėra labai lengvas, bet yra smagu būti, teko porą kartų jau vest treniruotės ir visai nieko. Jūs didelį dalį šitų vaikų esat krepšinio autoritetas. Ar kai pats buvot vaikas, būdavo svarbu, kad krepšininkai parodo dėmesį treniruotės vaikams? Ne, tai būdavo svarbu, aišku, pas mane kaip žaidžiau už Merkurijų ir taip toliau dažnai ateidavo treniruotės Kurtinaitis visiems, nes ten būdavo kaip ir jo vardu klubas, tai visiems būdavo smagu ir visada, kai vaikas žiūrėdavo į krepšinio autoritetus ir kiekvieną jų žodį suvalgydavo. Iš tiesų labai džiaugiamės, kad ir profesionalūs sportininkai atvyksta pas mus į centrą, dalinasi patirtim su mūsų vaikais. Aš manau, tai jiems yra iš tiesų neišdildomi įspūdžiai. O manot, kad tai vaikam palieka įspūdį, kad toks krepšininkas jiems duoda kokį vieną kitą patarimą, paskatina? Aš manau, kad jiems tai liks visam gyvenimui, nes aišku, jie susitinka su Arvydu Saboniu, bet kiti krepšininkai jiem irgi yra labai svarbus, o Linas Kleiza tuo labiau.